Dviejų plyšių eksperimentas prieštarauja mūsų supratimui. Jo metu lazeris šaudo šviesos dalelių, vadinamų fotonais, spindulius į ekraną su dviem lygiagrečiais plyšiais. Jei pažiūrėtume visas vietas, kur fotonai pataiko į antrąją sienelę, turėtume tikėtis išvysti dvi juostas atitinkančias abu plyšius. Tačiau matome ne tai. Vietoj to matome pakaitomis einančias šviesias ir tamsias juostas. Tai būdinga bangų, kurios vienu metu praeina pro abu plyšius elgsenai. Jos interferuoja tarpusavėje ir antrajame ekrane sukuria šį raštą. Šviesos linijos yra tos vietos, kur susitinka bangų viršūnės, todėl ekrane susidaro intensyvesnis arba šviesesnis plotas. Tamsesnės juostos yra ten, kur vienos bangos viršūnė susitinka su kitos bangos slėniu, todėl jos viena kitą panaikina ir ekrane susidaro mažiau intensyvus arba tamsesnis plotas. Štai tikro interferencinio rašto nuotrauka. Pradinį dviejų plyšių eksperimentą 1801 metais atliko britų polimatas Tomas Jungas. Nuo to laiko jis buvo atliktas su įvairių rūšių dalelėmis, įskaitant elektronus, ir buvo nustatyta, kad jos elgiasi taip pat. Šis reiškinys vyksta net jei fotonai iššaunami po vieną, o tai rodo, kad fotonas interferuoja pats su savimi, kai vienu metu praeina pro abu plyšius. Fizikai buvo taip sutrikę, kad nusprendė stebėti, pro kurį plyšį dalelė praėjo, ir štai tada viskas tampa tikrai keista. Kai mokslininkai panaudojo matavimo prietaisą, kad užfiksuotų, pro kurį plyšį praėjo kiekvienas fotonas, interferencinis raštas išnyko ir fotonai pradėjo elgtis taip kaip dalelės. Vietoj šviesių ir tamsių juostų spektro matome dvi šviesias juostas, rodančias, kad fotonai pasirinko vieną arba kitą plyšį. Taigi, šviesa gali pasižymėti ir dalelių, ir bangų savybėmis. Tai žinoma kaip bangos ir dalelės dualumas. Atrodo, kad šviesa nusprendžia elgtis kaip banga, kai ji nėra stebima, ir elgiasi kaip dalelė, kai yra matuojama. Vien tik stebėjimo aktas, pro kurį plyšį ji praėjo, pakeitė fotonų elgseną, beveik taip, tarsi jie suprastų, kad yra stebimi. Tai šiek tiek primena vaizdo žaidimus, kur aplinka ir objektai užkronomi tik tada, kai žaidėjas juos susitelkia arba su jais sąveikauja. Visas pasaulis nėra atvaizduojamas vienu metu, leidžiant žaidimui sutaupyti procesoriaus galios ir optimizuoti resursus. Panašiai ir šviesa atrodo elgiasi kaip bangos, tačiau kai ją stebime, tarsi užkrauname jos savybės, priversdami ją pasikeisti ir elgtis kaip dalelėms. Fizikas Richardas Feynmanas yra pasakęs: plačiausiai priimta teorija šiam reiškiniui paaiškinta yra kilusi iš fiziko Nielso Bohro, kuris iškėlė hipotezę, kad tokios dalelės kaip fotonai neturi apibrėžtų savybių, kol nėra stebimos. Šviesos atveju fotonai egzistuoja bangos pavidalu, reprezentuojančių galimų pozicijų diapazoną, kol jie nėra pastebimi. Kai matuojame arba stebime dalelę, priverčiame ją pasirinkti konkrečią būseną ir elgtis kaip dalelę. Tai vadinama Kopenhagos interpretacija, pavadinta Bohro gimtojo miesto garbei. Tačiau iki šiol niekas nežino, kodėl dalelės stebėjimas verčia jos elgseną pasikeisti. Ne visi žavėjosi jo teorija. Einšteinas nesutiko, kad dalelės gali būti keliose būsenose vienu metu, kol nėra užfiksuotos. Jam kėlė nepatogumų tokios interpretacijos prigimtinis atsitiktinumas ir jis ištarė garsiąją frazę: Dievas nežaidžia kauliukai su visata. Einšteinas tikėjo, kad visata veikia pagal nuoseklias taisyklės, kaip kad jo bendrojo reliatyvumo teorija numatė planetų judėjimą aplink Saulę. Vėlesnius savo gyvenimo metus jis praleido bandydamas sukurti suvienytąją teoriją, paaiškinančią viską visatoje, tačiau jam nepavyko. Neseniai fizikai atliko dviejų plyšių eksperimento variaciją. 2023 m. balandį Londono imperatoriškojo koledžo mokslininkai ekraną su dviem plyšiais pakeitė skaidrę medžiagą, naudojama išmaniųjų telefonų ekranuose, vadinama ITO. Pirmąjį į medžiagą nukreipė lazerio spindulį. Kai antrasis lazeris buvo nukreiptas į medžiagą ir pulsuojamas itin greitai, kvadrilijoninėmis sekundės dalimis medžiaga trumpam tapo atspindinti. Antrojo lazerio sąveika su medžiaga pakeitė nuo medžiagos atsispindėjusios pirmojo lazerio šviesos dažnį, o kartu ir spalvą. Šis eksperimentas rodo, kad manipuliuodami laiku, o ne erdve, jie galėjo sukurti interferencinius raštus, panašius į interferenciją stebėtą originaliame dviejų plyšių eksperimente. Gyvenime yra tam tikrų dalykų, kuriuos priimame kaip savaime suprantamus. Jei nepakankamai išsimiegosite, jausitės pavargę ir apsvaigę. Jei vairuosite neatsargiai, kyla didesnė tikimybė patekti į avariją.
Tačiau kartais mūsų gyvenimą valdo principai, kurių tiesiog negalime paaiškinti. Gluminantis dviejų plyšių eksperimento rezultatas yra atviras interpretacijoms. Kai kas teigia, kad tai įrodymas, jog mūsų pasaulis gali būti užprogramuotas. Iki šiol net geriausi moksliniai protai negali paaiškinti keistos dalelių elgsenos. Bent jau kol kas. Tai va, draugai, toksai įrašas. Šią tematiką jau ne pirmas kanale, kuris mums užsimena apie tai, kad be stebėtojo realybė kaip ir klausimas, ar egzistuoja. Kaip ir su tuo virstančiu medžiu miške. Ar yra garsas, kai medis virsta, kai niekas negirdi? O šis eksperimentas įrodo faktą, kad stebėtojas keičia pasaulį. O galbūt tas pasaulis be jo visai ir neegzistuoja. Galbūt tas pasaulis egzistuoja tik mūsų viduje. Na, tokie filosofiniai pamastymai. Taip sakant, begalinė tema. Na, bet tiek to, apie tai greitai bus platesnė tema. Dėkui, kad šiandien žiūrėjote ir iki greito.